Šitas reelsas, va šitas, jisai yra dabar tiem žmonėm, kurie nesupranta dar iki dabar, ką daryti su ta antra pakopa. Dabar žiūrėkit. Kas pavėlavote birželio 30 dieną kažką padaryti su antra pakopa, tai dabar yra metas, kai tu gali antroj pakopui nieko netaupyti. Ta prasme, tu negali susidėti va šitaip rankų, sėdėti ir laukti, kol nuo tavo algos kiekvieną mėnesį iki sausio 1 dienos kažkas kažką nuskaičiuos. Ta prasme, tu paskaičiavai, kiek tai yra pinigų. Belekiek. Tai geriau tos pinigus dėk savarankiškai taupyti, o ne kažkur į antrą pakopą. Nes jūs manęs visi klausit, tai ką dabar daryti su antrą pakopą? Tai kaip pasiimti tos pinigus? Labai viskas paprasta. Į antrą pakopą galite jau dabar nieko nebedėti. O kaip tą padaryti? Parašykite man ir aš jums padėsiu. Ir jūs nuo šiandien galite pradėti normaliai kaupti ir atsidėti pinigus, kuriuos jūs patys pasiimsite, o nelauksite pensijos. O nuo sausio 1 dienos galėsite antrą pakopą, jeigu norėsite, kaupti toliau, sustabdyti, o galbūt kaip ir aš padarysiu, tiesiog paimsiu ir nusitrauksiu, nes to nepadariau 2019 metais.